Šiandien apie germetinius pultelius. Turime tokį pultelį. Jis atrodo va taip, pultelis. Aš dabar išėmiau tą schemą. Pultelis ką tik nukopijuotas. Jis, kaip matom, veikia. Viduje yra tokia tarpinė, kaip gumuota tarpinė. Nei plasmasė, nei guma. Kažkas toks daugiau guma. Tai jinai pagal visą perimetrą. Tai tiesiog tada dedam tą schemą. Žiūrim, ar teisingai jinai taip. Uždedam dangtelį. Prisukam varžtelius. Ir dabar pabandysim įdėti į vandenį, pažiūrėti, kaip reaguojam, ar nieko neatsitiks. Guma jaučiasi, kad sukant prispaudžiama. Taip. Ir paskutinis. Dabar šiek tiek iki galo. Taip, dar kartelį. Dar pažiūrėsim taip ir padėsim. Kaip matom. Dabar pažiūrėsim, lyg tai burbulų nematosi, kad išeina oras. Tegu pagulė šiek tiek. Mes paskui išimsim, pažiūrėsim, ar veikia, ar neveikia. Niekas nežino, kaip jinai reaguoja. Tikrai guli. Taip. Dabar išimsim. Tarkim, trinsim. Pažiūrėsim, ar veikia, ar ne. Ir atsuksim, pažiūrėsim. Taip, kol kas puikiai veikia. Dabar atsuksim, pažiūrėsim, ar yra vanduo viduje, ar nėra. Taip. Gal taip ištrinsim, kad jinai nepatektų. Tada. Dabar pažiūrėsim. Žiūrėkite sausą. Ja, tai reiškia tada jis kaip ir sakėm, gal ne germetiškas, bet pusiau germetiškas tai tikrai. Sausas visur. Matot, arčiau. Reiškia veikia. Jos sausas. Tai reiškia, va toks galėtų būti tas germetinis pultelis.